Sveiki! Šiandien pasižiūrėsime, kaip galime spręsti 2026 m. matematikos valstybinio brandos egzamino pirmos dalies užduotis. Priminsiu, kad pirmoje dalyje iš viso yra 10 uždavinių ir kiekvieno šios dalies uždavinio teisingas atsakymas yra vertinamas 1 tašku. Taigi iš viso galime surinkti 10 taškų. Na tai ko gero ir pradėkime. Pirma užduotis. Duotos aibės A ir B raskite šių aibių skirtumą. Na tai pabandykime rasti tą skirtumą ir kasgi tai yra, tai taip pat yra aibė ir pabandykim parašyti visus tos aibės elementus. Tai ką čia reikėtų rašyti? Čia reikėtų rašyti visus tuos elementus, kurie yra aibėje A, bet kurių nėra aibėje B. Nes jeigu yra, tai juos mes išmetam. Tai dvejeto nerašysiu dėl to, kad jis yra čia, reiškia išmetam. Ketverto irgi nerašysiu dėl to, kad jis yra čia. Su šešetu lygiai taip pat irgi nerašysiu, nes jis yra čionais, o aštuonetą turiu rašyti dėl to, kad čia aštuoneto nėra. Taigi, tas skirtumas atrodo štai taip, tai yra aibė iš vieno elemento, tai būtent taip parašykime ir atsakymą. Aibė iš vieno elemento aštuoneto. Antra užduotis. Suprastinkite reiškinį. Na tai pabandykim suprastinti štai šitą reiškinį. Matom, kad čia yra M ir čia yra M, kas jau neblogai. Tada čia turim dalybą, na tai ko gero galėsim panaudoti kažkokią laipsnių savybę. Tai galbūt aš rašau taip, tada rašau čia lygų ir persikeliu čia. Ir kokią čia tą laipsnių savybę galim panaudoti? Galim rašyti taip, vieną M raidę rašau ir tada reikėtų laipsnį rašyti taip, šaknis iš 2. Ir kadangi čia dalyba, čia tada yra minusas laipsnėje ir čia tada 1 minus šaknis iš 2, va tas kitas laipsnis. Ir skliaustai čia yra būtini dėl to, kad čia yra minusas. Ir pabandykim pasižiūrėti, kas mums čia gavosi. Tai turim tada M, atsiskliausiu, šaknis iš 2 minus 1 plus šaknis iš 2. Na ir galiausiai gaunam, kad tai yra M pakelta laipsniu 2 šaknys iš 2. Minus 1. Na tai toksai būtent ir būtų atsakymas. M pakelta laipsniu 2 šaknis iš 2 minus 1. Trečia užduotis. Atsitiktinio dydžio x skirstinys pateiktas lentele. Apskaičiuokite A reikšmę. Na tai ką, turim čia tą skirstinį, čia yra reikšmės, kurias gali įgyti mūsų atsitiktinis dydis x, o čia yra atitinkamos tikimybės. Na tai šitam uždavinį ne tiek svarbu tos reikšmės 1, 2, 3, kiek būtent štai šios tikimybės. Kodėl? Todėl, kad skirstinys pasižymi štai tokia savybė. Jeigu mes susumuosim visas tas galimas tikimybės, kurios pas mus yra štai tokios, mes turėtumėm gauti didžiausią galimą tikimybę, kokia tik tai yra vienetas. Na tai iš čia turim tokią lygybę ir galėsim pasiskaičiuoti tą A. Kairiai pusėje turim 3 trupmenų sumą. Kadangi visų jų vardikliai yra A, tai galim parašyti kaip vieną trupmeną ir tada skaitiklyje sudėsiu 1 plus 2 plus 3. Na tai vis dar yra lygų vienetui ir iš čia tada gaunam 6 padalinta iš A lygų 1. Na tai tada A yra 6 padalinta iš 1, 6. Na tai toks ir atsakymas, būtent A lygų 6. Ketvirta užduotis. Panaikinkite iracionalumą trupmenos vardiklyje. Na gerai, tai pasimkime tą trupmeną, 2 padalinta iš 4 minus šaknis iš A. Na ir idėja yra tokia, kad tą trupmeną mes padauginsim iš vieneto, tik tai tą vienetą mes parašysim šiek tiek gudriau. Ir gudrumas yra toksai. Tai dauginam iš skaitiklyje 4 plus šaknis iš A ir vardiklyje 4 irgi plus šaknis iš A. Na mes nieko nepakeičiam, nes čia yra vienetas, tai tą trupmeną dauginam iš vieneto ir dabar kas gaunasi. Tai vardiklyje dabar mes turim, kvadratų skirtumą. Čia galima pritaikyti x minus y kart x plus y lygu x kvadratu minus y kvadratu. Kvadratų skirtumas. Tai vardiklyje tada gaunam ką? Ten gaunasi 4 kvadratu minus šaknis iš A kvadratu. Na, o skaitiklyje galim sudauginti dvejetą su šitą trupmeną ir turėsim tada 8 plus 2 šaknys iš A. Tai vardiklyje dar galime sutvarkyti, skaitiklį perrašysiu, o vardiklyje, gaunasi kaip, čia yra 16, čia yra minus A, tai 16 minus A ir būtent toksai ir atsakymas reikėtų taip ir parašyti. Vat.
Gavusi mums štai tokia trupmena ir vardiklyje dabar iracionalumo nebėra. 5 užduotis. Parduotuvėje prekės žymimos triženkliais kodais nuo 100 iki 999 imtinai. Apskaičiuokite, kiek yra tokių triženklių kodų, kurių visi 3 skaitmenys skirtingi. Na, tai turim čia tokį kombinatorinį uždavinuką, kurį galim spręsti taip. Aš čia savo pasižymėsiu tokius 3 brūkšnelius, na ir bandykim konstruoti tuos triženklius kodus. Na, čia paprašiau tiesiog triženkliai skaičiai yra, kurių visi 3 skaitmenys skirtingi. Na tai čianais bus mano 100 skaitmenys, čia bus 10, o čia bus vienetų skaitmenys. Na ir galim galvoti taip, tai kiek yra pasirinkimo variantų į 100 vietą. Na tai turbūt ten gali būti bet kas nuo vieneto iki 9. Nu tai turim čia 9 pasirinkimus. Tada į 10 vietą, na galėtų būti bet kas jau dabar nuo 0 iki 9, čia mums atsirakina 0, bet mes jau panaudojom kažką čianais, tai dėl to aš čia nerašysiu 10, rašysiu vienu mažiau, rašysiu 9. Na mes norim, kad tie skaitmenys būtų skirtingi. Na ir tada į vienetų vietą, kaip čianai vėl galėtų būti bet kas nuo 0 iki 9, nu tai kaip ir 10 pasirinkimų čia, bet jau kažką panaudojom čia, jau kažką panaudojom čia, nu tai čianai rašysiu ne 10, o 2 mažiau, rašysiu 8. Na ir jeigu norim gauti visus įmanomus variantus, kiek čia yra tų triženklių kodų arba skaičių, na tai reikėtų man sudauginti tą, ką aš čia parašiau, na kombinatorinę daugybos taisyklę, kuri mums duoda atsakymą 648 ir tą reikėtų būtent ir parašyti. 6 užduotis. Paveiksle pavaizduoti vienetinis apskritimas, kurio centras yra taškas O, tangentų tiesiai x lygu 1 ir posūkio kampas, kurio didumas lygus alfa. Naudodamiesi paveikslo duomenimis, nustatykite tangent alfa reikšmę. Šis uždavinys tikrai nėra sudėtingas, jeigu prisimenam, kaip veikia ta tangentų tiesė. Na štai čia turim savo tą vienetinį apskritimą, čia yra mūsų posūkio kampas alfa, tada tą posūkio kampą atitinka štai toksai spindulys, na ir tada tą spindulį reikia pratęsti iki tol, kol jisai susikerta su ta tangentų tiesė. Tada matom, kad jisai susikerta taške B didysis, na ir tuomet tas tangentas alfa, tai yra to taško B didysis Y koordinatė, kuri yra parašyta štai čia. Vadinasi, tangentas alfa yra -4 trečiosios. Na tai toksai būtų ir atsakymas. -4 trečiosios. 7 užduotis. Ritinio šoninio paviršiaus išklotinė yra kvadratas, kurio plotas lygus 36 pi kvadratu. Apskaičiuokite šio ritinio pagrindo plotą. Atsakymą pateikite su pi. Taip, tai čia būtų neblogai turėti situacijos brėžinuką ir galim jį pasidaryti. Štai taip. Na tai čia yra viso ritinio išklotinė, šoninis paviršius yra štai čia, jis yra kvadratas, dėl to kraštinę pasižymiu A raidę, na ir 2 skrituliai vienodi. Gerai, tai dabar žinom ką? Žinom, kad to ritinio šoninio paviršiaus išklotinė yra kvadratas, kurio plotas yra 36 pi kvadratu. Na vadinasi, A kart A kvadratu, tai yra 36 pi kvadratu. Na, tada iš čia gaunam, kad tas A yra, na, formaliai plus minus 6 pi, traukiam šaknį, na, bet aišku, kadangi A yra daugiau už 0, tai mūsų tas A turėtų būti 6 pi. Taip, na, teigiamas. Gerai, tai kas dabar toliau? Mums reikia rasti to ritinio pagrindo plotą, nu tai to skritulio plotą, vadinasi, mums reikia gauti spindulį. Na ir turbūt sunkiausia vieta šitam uždavinį yra pastebėti tai, kad štai šitas atstumas, tas A, tai yra šito apskritimo ilgis. Ne, tą reikia suprasti čionais. Ir jeigu tą išvelgiam, nu tai tuomet to apskritimo ilgis, kurį aš pažymėsiu C, kuris skaičiuojasi per spindulį kaip 2πr, tai yra 6π. Nu ir tada čia turim lygybę, iš kurios mes galim paskaičiuoti r. Tai abipusės dalinčiau iš 2π ir parašysiu aukščiau, kaip gaunasi, tai gaunasi r lygu 3. Nu va, ir dabar jau mes pasiruošę rasti to
pagrindo, kuris yra skritulys plotą. Tai S pagrindo būtų tada pi r kvadratu, taip skaičiuojasi, kas mūsų atveju yra pi kart 3 kvadratu, kas yra, parašysiu čia, 9 pi. Na tai būtent toks ir atsakymas šio uždavinio 9 pi. 8 užduotis. Yra žinoma, kad a lygu ln2, b lygu ln3 ir štai toks logaritmas yra m plus p kart b iš a, kur m ir p yra racionalieji skaičiai. Na, labai daug raidžių turim. Nustatykite sumos m plus p reikšmę. Gerai, tai startuokime nuo to logaritmo, kurio pagrindas yra 4, o čia 18. Ir pabandykim kažką su juo padaryti, turim galiausiai prieiti iki štai tokios formos. Gerai, tai naudosim a ir b, čia yra tie natūralieji logaritmai vadinami, ir pas mus yra pagrindas 4. Ar ne? Tai toksai pirmasis natūralus žingsnis būtų pasikeisti mūsų logaritmo pagrindą, pasidaryti, kad ir mes turėtumėm tą natūralųjį logaritmą ln. Tai pagal pagrindo keitimo formulę, čia tada turėtumėm rašyti ln 18, ar ne, va šitas skaičius ateina čia, ir čia būtų tada ln ir šitas skaičius ateina čia. Štai taip. Gerai, kas dabar toliau? Dar kol kas negalim čia rašyti nei a, nei b niekur, bet nesam taip toli jau. Tai galim padaryti taip. Dabar, kas yra 18? 18 yra 2 kart 9, ar ne? Tada čia turim 4, tai 4 yra 2 kart 2. Štai taip. Tada galim čia panaudoti logaritmų savybę, kuri mums leidžia štai tokį logaritmą pasirašyti kaip dviejų logaritmų sumą. Tai čia būtų ln2 plus ln9. Na ir čia tada lygiai tas pats, analogiškai ln2 plus ln2. Gerai, tai jau vietoj ln2 čia galėsim visur rašyti a. Čia turim ln9. Tai jau esam arti tų ln3, nes 9 yra 3 kart 3. Tai galbūt aš iš karto tada parašysiu štai taip. Tęsiu savo lygybę toliau. Taip, trupmenos brūkšnys, čia rašom a vietoj ln2 ir tada čia būtų plus. Na ir iš karto tada rašau būtų ln3 plus ln3, kurį jau po to pakeisim į b. Tai čianai tada vardiklyje yra dar a plus a pas mus. Na gerai, ir galiausiai, ką mes gavom, a plus, tada ln3 yra žymima b raide, tai čia būtų b plus b, tai iš karto rašau 2b dalinta iš 2a. Na gerai, pasižiūrim dabar į šitą. Mums reikia atsakymą, gauti tokią išraišką, kur m ir p yra racionalieji skaičiai. Na taip, galim ką padaryti, galim šitą trupmeną išsiskaidyti į dvi trupmenas. Toksai natūralus veiksmas, nes, čianai kaip ir nėra vienos kažkokios trupmenos, tai padarykim štai taip, prašau, lygu a padalinta iš 2a plus 2b padalinta iš 2a. Štai taip, dabar čianai prastinasi a, čianai prastinasi dvejetai. Ir ką mes galiausiai gaunam? Gaunam 1/2 tiesiog plus b padalinta iš a. Ir dabar jau realiai ir turim atsakymą tokia išraiška ir kas tie m ir kas tas p šiuo atveju. Tai m yra čia, ar ne, iš va čia matom tada, kad m yra 1/2, ir kas yra p? P yra tai, iš ko yra padaugintas šitas. Tai iš vieneto, ar ne, padaugintas tada šitas, nes čia nieko daugiau nėra. Tai iš čia taip pat turim, kad p yra 1, ir tada mūsų klausia m plus p, tai tas m plus p būtų 1/2 plus 1, kas yra 1 sveikas 1/2, ir būtent toksai atsakymas, 1 sveikas 1/2. 9 užduotis. Raskite funkcijos y lygu f nuo x lygu 4x trečiuoju pirmykštę funkciją y lygu f didysis nuo x, jeigu yra žinoma, kad šios pirmykštės funkcijos grafikui priklauso taškas su koordinatėmis 0, 1. Na gerai, tai turim čia tokį pirmykštės funkcijos uždavinį
Ir kaipgi galim jį spręsti? Na, tai tas f didysis nuo x būtų lygu kam? Na, čia galim panaudoti, pavyzdžiui, neapibrėžtinį integralą. Ar negaliu rašyti, kad tai yra neapibrėžtinis integralas 4x trečiuoju ir integruojam pagal kintamąjį x. Na, ir čia mums gausis ten konstanta c, kurią mes vėliau išsiaiškinsim pasinaudodami štai šituo tašku. Dabar pabandykim suintegruoti. Tai ketvirtą perrašau, o x trečiuoju pirmykštė funkcija yra x ketvirtuoju padalinta iš 4. Na ir čia dar turėčiau parašyti gale plus c, nes, rašiau tą neapibrėžtinį integralą. Tai čia susiprastina man tie ketvirtai ir galiausiai liko x ketvirtuoju plus c. Na ir dabar didysis klausimas, kamgi lygu tas c. Tai pasinaudokim štai šituo tašku. Mes žinom, kad mūsų funkcija f didysis nuo x, įsistačius vietoj x 0, turi gautis vienetas. Tai pasižiūrėkim, kaip čia viskas atrodo. Tai f didysis nuo 0, kas yra 0 ketvirtuoju plus c, privalo būti lygu vienetui. Tai 0 ketvirtuoju yra 0, vadinasi, iš čia mes gaunam, kad tas c yra vienetas. Na ir mes esam pasiruošę rašyti atsakymą. Tai mums reikia funkcijos f didysis nuo x, tai ką mes pasirašėm štai čia, tas f didysis nuo x išraiška, tai rašau lygiai tą patį, tik tai dabar vietoj c jau įsistatykim konkrečią reikšmę. Tai x ketvirtuoju gaunasi plus 1. Štai toksai atsakymas. 10 užduotis. Nustatykite x reikšmę, su kuria štai tokia lygybė yra teisinga. Na tai štai čia turim tokį įdomesnį trigonometrinį lygtį. Ir pirmiausia, nuo ko galim pradėti, tai galim abiejos pusės padalinti iš 4. Na, tam, kad kairėje pusėje tada liktų tiesiog arc kosinusas nuo x plus 2, o dešinėje pusėje tada bus 3pi padalinta iš 4. Ir šitoje vietoje norėčiau priminti truputėlį teorijos, ir teorija sako, štai tokį dalyką. Jeigu mes turim tokią lygybę, tai visada nuo tokios galim pereiti prie tokios. Iš tikrųjų yra atvirkščiai. Jeigu turim tokią, galim pereiti prie tokios. Na, aišku, yra ir atitinkami x, y apribojimai. Tai mūsų atveju mes kaip tik, jeigu įsižiūrėsim, pamatysim, kad turim tokią išraišką. Tai tiesiog pabandykim nuo tokios pereiti prie tokios ir, turbūt gyvenimas bus lengvesnis. Gerai, tai kaip tada turėčiau rašyti? Turėčiau rašyti mūsų atveju x plus 2, tai kas yra šitoj vietoj, ir tai tada yra lygu kosinusas nuo to, kas yra čionais. Na tai 3pi iš 4. Dabar perrašau x plus 2, ir tas kosinusas nuo 3pi iš 4 pasiskaičiuoja, tai yra minus šaknis iš 2 padalinta iš 2. Ir beveik viskas, tada atimam iš abiejų lygybės pusių dvejetą ir gausim x lygu minus šaknis iš 2 padalinta iš 2, ir čia tada dar minus 2. Tai toksai ir atsakymas, galbūt parašysiu tiesiog štai taip.